Šiandien laidoje kartu su automobilių žinovais Vitoldu Miliumi, Audriumi Sutkumi ir Aidu Bubinu leisimės į rekordinę kelionę per Europą, kurią sėkmingai įveikę lietuviai savo pavardės įrašė į Gineso rekordų knygą. Jūsų dėmesiui keliautojų dienoraštis be jokių pagražinimų. 2011 metų 11 mėnesį, 11 dieną, 11 valandą, 11 minučių ir 11 sekundžių iš Vilnius Panevėžys 11 km žymos išvažiavome link Nordkepo. Automobilio kompiuteris rodo 0 laipsnių lauke, tai gera naujiena tai, kad važiuojant į Nordkepą, į šiaurę, oras tik tai šils, tai yra ganėtinai keista, bet pažiūrėjus, ką rodo internete, tai dabar Nordkepe yra 8 laipsniai šilumos, o Lietuvoje 0. Tai va. Gerai gyvenam. Tai ne kokia magiška juolab atsitiktinė 11 seka, o lietuvių prisiekusių keliautojų automobiliais Vitoldo Miliaus, Audriaus Sutkaus ir Aido Bubino starto laikas ir vieta. Būtent tokiu metu šis trejetukas pakėlė burės žygiui į Norvegijoje esantį šiauriausią Europos kontinentinį tašką Nordkapą, lietuviškai Šiaurės kyšulį. Žygeiviai šiauriausią Norvegijos pakrantę ketino pasiekti sekmadienį, o ten pailsėję pirmadienį lapkričio 14 pradėti kelionę iš šiauriausio Europos kontinentinio taško Nordkapo į Tarifą, piečiausiai į kontinentinės Europos tašką esantį Ispanijoje, kurį nuo Šiaurės Afrikos pakrantės skiria 14 km pločio Gibraltaro sąsiauris. Tai bus ne šiaip sau pasivažinėjimas žvalgantis pro automobilio langą ir gėrintis lietuvių akį neįprasta gamta, pasakojo vienas iš šio žygio iniciatorių ir organizatorių Vitoldas Milius. Šią kelionę, kurios maršrutą sudaro apie 5,5 tūkstančio kilometrų, pakaitomis vairuodami Hyundai i40 automobilį stengsimės įveikti kuo greičiau ir tokiu būdu sieksime patekti į Gineso rekordų knygą, teigia Vitoldas Milius. Gera važiuoti automobilėje, kai iš tikrųjų tik aš vienas matau, į kur sukti, į kairę, į dešinę. Laikykitės kairės. Dabar visi žinome, toliau laikykitės kairės. Iš tikrųjų, galinėje sėdynėje dar niekada nemačiau navigacijos. Tai iš tikrųjų, kaip sako, žuvis pūna nuo galvos, tai šiandien žuvis pūs nuo galo, nuo uodegos. Planuodami ir rengdamiesi šiai kelioniai, žygeiviai pervertė kalnus literatūros ir aptiko, jog šį maršrutą yra įveikusi netgi dviratininkų grupė. Prieš 3 metų minėtą maršrutą su Lexus IS 300 automobiliu yra įveikę Britai ir tai jiems pavyko padaryti per 55 valandas ir 40 minučių. Būtent šis laikas tampa pagrindiniu mūsų orientyrų. Tikimės šį atstumą nuvažiuoti kiek daugiau nei per 2 paras. Prieš išvykdami iš Vilniaus į Norvegiją kalbėjo keliautojai. Jie sieks rekordo, kurį norint užregistruoti į rekordus fiksuojančią organizacijos būstinę būtina pateikti visus kuro pilimo degalinėse čekius, filmuotą bei rašytinį kelionės dienoraščius ir dar daugiau įvairaus popierizmo. Kiek daugiau nerimo kelia kelionės pradžia ir gamtinės sąlygos Norvegijos šiaurėje, tačiau patyrę keliautojai ją pradės automobilį apavę patikimomis, specialiai šiaurės šalims pritaikytomis padangomis. Ryte maloniai nustebino SMS žinutė gauta iš lietuvių gyvenančių Norvegijos šiaurėje. Jie pakvietė mus apsilankyti pas juos namuose, netgi žadėjo nakvynę ir maistą. Nakvynę mes jau turime užsakytus viešbučius, bet tikrai pabandysim apsilankyti pas juos, pasikalbinti, pasižiūrėti, kaip jie gyvena, nes iš tikrųjų tai, jau ten pati šiaurė Norvegijos, tai tikrai toli šiaurėje gyvenantis lietuviai. Mes visą laiką vienas kito klausim, ar šiandien šeštadienis. Taip, šiandien šeštadienis. Ir įdomus šeštadienis tuo, kad šiaurėjant mūsų ekipažas papuolė į tamsą jau beveik 16 valandą, nes ir 14, ir 15 buvo jau geroka prietema, kaip Lietuvoje žiemą 6-7 valandą. Taigi dabar apvažinėjame miestą pavadinimu Oulu ir mums iki kelionės tikslo šios dienos yra 369 km. Ten nakvosime ir tai bus šios dienos nakvynė Suomijoje. Pirmas keliautojų dienoraščio įrašas – lapkričio 14 diena, 12 valanda. Kelionę atidedame dėl atšiaurių oro sąlygų. Esame netoli Nordkapo, pusto sninga, temperatūra apie -2 laipsnius. Pagal oro prognozes čia 2 dienas bus štormas. Perduodu kokį nors linkėjimą
O šiaip tai žinokit, mes tai Lietuvoje gyvenam gerai. Čia diena baigėsi panašiai 1 valandą dienos, nes pradeda temti. Kažkas tai net neįsivaizduoja. Tai nėra tamsa, tai yra prietema, bet jinai prasideda per pietus ir tęsiasi iki kiek? Dabar dar. Ir iki pietų tęsiasi. Dar 3 valandos, dabar 15 valanda, dar yra prietema, bet jau pradeda temti ir tuoj bus tamsu. Tai, įsivaizduokit, kad šitie žmonės per žiemą nemato čia saulės praktiškai visai, o aišku, vasarą jie mato ir naktį ten turbūt saulę, nes visą laiką būna šviesų, tik tai nežinau, ar čia labai didelis privalumas miegoti šviesoje. Taip, kad Lietuvoje mes gyvenam labai gerai. O aš taip ir duodu visiems linkėjimus Aido vardu Monblano hebrai, nes Aido stichija prieki matosi dešiniai, kairiai kalnai, manau, 1,5 kilometro dydžio, tai sekantis Aidas. Lipsim į Monblaną. Pakeliui bus Monblanas, važiuojant iš Nordkepo į Tarifą, tai pabandysim sulipti greitai. Iš tiesų oro sąlygos yra sunkios, slidu, trumpai tariant, čia tikra šiaurinė aplinka, net medžių nėra. Į Norvegiją atvykome labai ramiai, be didesnių nuotykių. Neturėjome tikslo iki čia nuvažiuoti kuo greičiau, tad neskubėjome. Suomijoje buvo gana nuobodus vaizdai ir keliai, o sekmadienį nuvažiavus nuo viešbučių kokių 50 km prasidėjo žiemiškos linksmybės su sniegu ir ledu. Sekmadienio vakarą praleidome su vietinė lietuvių bendruomenė. Čia yra daug dirbančių ir jau ilgą laiką gyvenančių tautiečių. Jie mus pakvietė dar važiuojant į priekį, tad užsukome aplankyti. Lietuviai žygį planavo pradėti pirmadienį, tačiau kelionės startą turėjo atidėti dėl atšiaurių oro sąlygų. Nors ir siekiame rekordo, tačiau važiuosime protingai, nelėksime kaip akis išdegę. Juolab, kad ir turime rinkti visus įrodymus, daryti nuotraukas, kur keliavome, šių įrodymų prireiks siekiant įregistruoti rekordą. Prieš startą žadėjo keliautojai. Antras kelionės įrašas, lapkričio 15 dieną 21 valanda. Antrąjį pasakojimą galima pradėti nuo to, kai praleidome netikėtai atsiradusi laisvadienį, kadangi oro sąlygos mums neleido laiku startuoti, o ir vėjas buvo toks, kad į lauką kišti nosies net nesinorėjo, dieną praleidome Nordkape gyvenančių lietuvių draugijoje. Reikia pripažinti, kad ši vietovė tikrai neįprasta, tad buvo įdomu pabendrauti su vietiniais, pakalbėti, kaip jie gyvena. Tautiečiai buvo labai svetingi, pas juos ir praleidome neplanuotai atsiradusią nakvynę. Be to, antradienį čia gyvenančių lietuvių bendruomenė mus ne tik atvyko palaikyti į starto vietą, bet ir išlydėjo su pačiu kepta duona. Sakė, duona jums, kad gerai važiuotųsi. Ir dar maloniai buvome nustebinti, kai prieš pirmą naktį Norvegijoje atvykę į nedidelį miestelį buvome sutikti ant kelio stovinčių lietuvių. Labai visiems dėkojame už palaikymą. Prieš startais jam žinome ir tradiciškai iš Barenco jūros pasisėmėme vandens, kurį simboliškai nuvešime iki Tarifos, kur išpilsime į Viduržemio jūrą. O oras buvo kur kas geresnis nei pirmadienį ir tąkart mūsų stabdęs kelio užtvaras jau buvo pakeltas, tad vietinių tarnybų pagalbos neprireikė. Šiuo metu Lietuvoje yra 13 valandų. Esame pačiame šiauriausiame Europos taške ir startuojame link Tarifos. Tik vietos gyventojai šypsojosi matydami mūsų padangas, kurias vadino vasarinėmis, jie nepratė, kad šiuose kraštuose automobiliai važinėtų be dygliuotų padangų. Ir nors jie juokaudami sakė, kad mes nepervažiuosime kalnų, jokių bėdų neiškilo. Važiuodami starto link šalia kelių matėme daugybę elnių kaip zoologijos sode, bet jie pasirodė ramus, po ratais nelindo. Tiesa, ir eismo čia beveik nėra, viena kita mašina. Nors iš pradžių kelią skynėmės lėčiau nei norėjome, keli šimtai kilometrų buvo išties sudėtingi, teko važiuoti ir serpantinais, ir snigo, ir slidu, ir tamsa. Tačiau vėliau įsibėgėjome ir dabar, kai artėjame prie sienos su Švedija, vidutinis kelionės greitis yra 101 km per valandą, o nuo starto nuvažiavome 770 km. Trečias dienoraščio įrašas, lapkričio 16 diena, 10 valanda. Esame Švedijoje, iki sienos su Danija liko apie 150 km, už lango apie 3 laipsniai šalčio, vietomis rūkas, vietomis skaisčiai šviečia saulė. Naktį paspaudė šaltukas, apylinkės padengė šerkšnu, kiek žinome panašus rytas išaušo ir Lietuvoje. Naktis praėjo ramiai, važiuojančių nebuvo daug, su vienu kitu sunkvežimiu vis dėlto prasilenkėme. Keliai geri, nebuvo slidu kaip kad kelionės pradžioje. Vairuojame pakaitomis, tad kol vienas vairuoja, kitas šturmano pozicijoje bendrauja su vairuotoju, o tuo metu trečias gali ilsėtis ant galinės sėdynės. Iki šiol stojome tik tiek, kiek reikėjo papildyti benzino baką. Ryte degalinėje gavome kavos, automobilyje turime užkandžių mineralinio vandens, tačiau kol kas beveik nieko nesuvalgėme. Nepamirštame ir Gineso rekordo registravimui reikalingų kelionės įrodymų, tad stabtelėjome keletą kartų nufotografuoti vietovės žyminčių ženklų. Nuo kelionės pradžios nuvažiavome jau daugiau nei 2300 km, tad artėja pusiaukelė. Ketvirtas dienoraščio įrašas, lapkričio 16 diena, 17 valandų 30 minučių.
Jau nuvažiavome apie 3200 km, už kelius kol kas neteko mokėti. Tačiau Danijoje teko pravažiuoti 2 mokamus tiltus, matyt už kelius pirmiausia teks susimokėti pasiekus Prancūziją. Nors Vokietijoje buvo galima tikėtis važiuoti greičiau, tačiau eismas šalyje intensyvus, visur eismo spūstys, labai daug automobilių. Kelias geras, važiuojame greitkeliu, tačiau judame lėčiau nei galėtume. Vėliau tikimės, kad kai sumažės spūstys galėsime važiuoti greičiau. Kol kas ir nebuvo progos išbandyti automobilio greičio galimybių. 5 dienoraščio įrašas, lapkričio 17 diena, 10 valanda. Trečiadienį vakare buvome papuolę į spūstis Vokietijoje, bet gana greitai jos išsisklaidė. O Vokietijoje keliai geri, greičiai neriboti, todėl vėliau važiavome pakankamai gerai. Stengiamės važiuoti kaip greitesnieji vietiniai, pastebime kokį greičiau lekiantį ir važiuojame kartu. Naktį bandėme keletą kilometrų važiuoti kartu su vienu Porsche, bet sunkokai sekėsi, kai jis lėkė gal 200 km per valandą greičiu. Pasiekus Prancūziją teko pristabdyti, čia maksimalus leidžiamas greitis 130 km per valandą. Keliuose matėme nemažai policijos ekipažų, todėl turėjome važiuoti atsargiai, lėkti aklai negali. Ryte Ispanijoje spūsčių pavyko išvengti, privažiavus didesnį miestą greitis sumažėja, tačiau nebuvo taip, kad reikėtų stoti. Žodžiu, važiuojame stabiliai, panašiu greičiu, niekur negaištame laiko. Stabtelėjimas degalinėje užtrunka maždaug 5 minutės. Vienas pila benzino, kitas jau stovi eilėje, o trečias spėja į tualetą subėgioti. Tik vieną kartą Suomijoje ir Švedijoje nepavyko susikalbėti su automatinė degaline, tai sugaišome gal 5 minutės, tačiau daugiau tokių situacijų nepasikartojo. Per naktį visiems 3 ekipažų nariams teko pavairuoti, įprastai keičiamės nuvažiavę apie 500–600 km, tačiau nėra griežtos tvarkos. Jei nori ir gali, važiuoji daugiau, jei pavargai, keitiesi. Iš tiesų jokio nuovargio nejaučiame, viskas gerai, turime tikslą ir jo siekiame. Iki kelionės tikslo liko apie 750 km, o nuo pradžios nuvažiavome jau daugiau nei 5100 km. Maždaug po 7 valandų būsime Tarifoje, tada ir žiūrėsime, ar pagerinome Britų pasiekimą 55 valandas 40 minučių. 6 keliautojų dienoraščio įrašas, lapkričio 17 diena, 17 valandų 20 minučių. Paskutinė 750 km atkarpą Ispanijos keliais įveikėme su trukdžiais. Keletą kartų greitkeliai susiliedavo su siaurais keliukais, kuriuose susidarydavo spūstys. Tuomet stipriai krito greitis, iš pradžių pradėjome nerimauti, bet paskui vėl pavyko atstatyti tokį patį tempą ir finišuoti taip, kaip ir norėjome. Atvykus į piečiausių Europos tašką apėmė keistas jausmas. Čia šilta, šviesu, priešingai nei ten, iš kur pradėjome kelionę, tačiau pučia labai stiprus vėjas, kaip ir startuojant. Tai buvo pirmas kartas, kai važiavome keliese viename automobilyje laikui, tačiau viskas pavyko labai gerai, ekipažas buvo draugiškas, jokių problemų neiškilo. Šampano automobilyje nesivežėme, bet turime kažkokios trauktinės, kurią bus galima simboliškai pažymėti pasiektą rekordą. Uhu! 52 valandos važiavimo automobiliu ir štai mes prie Afrikos krantų. Ten, kas matosi už mano nugaros, jau yra Afrika. Mes esame pačiame piečiausiame Europos taške, Tarifoje. Viskas čia kitaip. Tenai šiaurėje šiuo metu valandų yra tiek pat, bet ten yra tamsu, sniegas, šalta, ledas, o čia yra šilta, 22 laipsniai šilumos. Ir tai yra tik tai 2 dienos važiavimo automobiliu. Yra tiesa ir panašių dalykų. Čia, kaip ir tenai, pučia nemažas vėjas. Kaip ir dauguma keliautojų, matyt, dar nepasibaigus vienai kelioniai, jau pradedame galvoti apie kitą. Taip ir mes. Iš tikrųjų, sekančią kelionę planuojame kaip tęsinį šitos. Kaip dabar važiavome iš šiaurinio tašką Europos į pietinį, taip žadame nuvažiuoti iš vakarinio į rytinį. Vakarinis Europos taškas yra Portugalijoje, šalia Lisabonos, jisai vadinasi Cabo de Roca, o rytinis taškas yra paprasčiausias taškas viršuje šiaurinėse Uralo kalnuose. Ten nėra nieko, todėl dar šiai minutei nežinom, su kokia transporto priemonė važiuosim, bet važiuosim.